Kas aš esu? Tai klausimas, į kurį sunku atsakyti. Kita vertus, šį klausimą turi sau kelti ne tik kiekvienas meno kritikas ar menininkas, bet ir kiekviena meno rūšis, kalba ar medija. Kas yra kinas, kas yra dailė, literatūra, muzika, kas tai yra dabar ir kas tai buvo anksčiau. Pavyzdžiui, Darbastalio video esė, kurios formą aš pasirinkau šiam atsakymui. Labiau nei kitos meno kritikos praktikos pasižymė savirefleksija, kadangi parodo mąstymo ir minties radimosi eigą. Biografinėme lygmenyje šį klausimą sunku atsakyti nuoširdžiai, be ironijos priimti šio klausimo keliamą rimtumą. Ar kitam žmogui mane geriausiai apibrėžia lytis, rasė, klasė, orientacija, mano vaikystė, giminės meilės, vieta, kurioje gyvenu? Mano gyvenimo aprašymas, nuveikti darbai, parašyti straipsniai. Tai, ką aš mėgstu ir vartoju, knygos, muzika, filmai. Pačiam savo aš esu be abejo kažkas sunkiau apibrėžiama. Technologijos, nors ir niekada nepalieka tavęs vieno su savo asmeniniu pasauliu, taip pat prisiėmė atsakinėtojų į šį klausimą vaidmenį. Šiandienos technologijos siekia sterilumo, skaidrumo įspūdžio, tarsi tikrovė, kurią jos reprezentuoja, būtų lengvai apibrėžiama ir paaiškinama. Džonas Keidžas bandė sugrąžinti triukšmą į muziką. Garsų įrašai jo laikais parodė, kad absoliuti tyla neegzistuoja. Net ir visiškai izoliuotoje kameroje girdisi žmogaus kraujotakos ir nervinių kanalų keliamas garsas. Mūsų nuolatos lydi triukšmas. Tuo tarpu mūsų laikų inžinieriai panaikino senųjų technologijų skleidžiamą pašalinį traškėjimą. Foto ir video kameros siekia išgauti kuo švaresnį vaizdą, sukurti kuo aiškesnę kopiją, tikslesnį tikrovės simuliakrą. Bet tikrovė visai nėra aiški. Pati skaitmeninė erdvė žymiai sudėtingesnė negu atrodo. Mes net iki galo nežinome, kaip visa tai veikia. I'm not so stupid either. There was a German philosopher who's very well known, Immanuel Kant, and he said there are two things that don't have to mean anything. One is music and the other is laughter.